Sekmadienis, rieda kietas mašiniukas, mūsų daug, vos traukia motoriukas. Sekmadienis, geri dalykai vyksta, visi linksmi ir niekas nesipyksta. Telebimbam gatve, vaikšto geri laimingi žmonės. Telebimbam gatve, skrenda mažų vaikų sapnai. Telebimbam gatve, eik ir nesustok, visada dainuok. Telebimbam! Vaikam ir ne vaikam. Labas rytas, brangi, smagi, saulėta, pavasarinė, muzikinės pramoginės laidos vaikams ir ne vaikams Telebimbam publika. Sveiki ir jūs prie mūsų žydrųjų televizijos ekranų. Nagi, džiaugiuosi, kad Telebimbam tęsia savo 20-mečio akciją ir mes šiandien vėl galime jūs palinksminti dviem gražiom, vaikiškom, sparnuotom svajonėm. Taip pat šiandien studijoje dainuosim. Kalbėsim su įdomiais Telebimbam žmogėliukais iš senovės. Vienu žodžiu, turėsime daug gerų dalykėlių čia pamatyti, susitikti ir taip toliau. Ar jūs pasiruošę? Tai noriu pasakyti, jeigu dar yra tarp jūsų neužpildžiusių Telebimbam svajonės anketos, padarykite tai šiandien, padarykite taip pat, padarykite tai iš karto po laidos, rašykite mums adresu www.lrt.lt, susiraskite kairiame šone tokį Telebimbam gražų paveiksliuką, paspauskite, atsidarys Telebimbam anketą ir užpildykite savo sparnuotą gražią svajonę. Nu, pačią sparnuočiausią, pačią gražiausią, pačią telebimbiškiausią svajonę mums išpildyti padės natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Taigi, brangieji, puolam prie svajonės ir noriu pasakyti, kad tokios svajonės daug kas pageidauja, daug kas nori nuvažiuoti į delfinariumą, nes vieniems patinka delfinai, kiti jų niekada nematė ir taip toliau ir taip toliau. Taigi šiandien pildome pirmosios mergaitės apie tai parašiusios. Deimantės Mikutytės iš Mažeikių 8 metų mergaičiukės svajonė nuvykti į delfinariumą, nes labai patinka delfiniukai. Žygiuojam, bus linksma, šlapia ir smagu. Žiūrim. Skambina kažkas, aha, taip. Neringa, taip, klausau, aha. Aš sėdžiu, laukiu spektaklio. Ne, tai yra dirbu, kaip visada dirbu, kas yra. O tu ką, mane matai? Aš delfinariume? Na taip, Gerai, kuo galiu padėti? Taip, yra mergaitė, kuri... Kur? Taip, žiūriu, matau, bėgu pasisveikinsiu pas ją. Labas, aš esu Eimutis, dėl to ir svajonį. Kuo tu vardu? Deimantė. Deimantė, iš kur tu atvykai? Iš Mažeikių. Iš Mažeikių, kiek tau metų? 8. 8, kelintą klasę eini? 2. Kaip tyčia, kaip netyčia svajonė ėmė ir įsipildė. Su Deimantė mes esame delfinariume, kuriame šiek tiek pabūsim ir artimiau susipažinsim su delfinais. Tu pasiruošus? Taip. Štai, laba diena, ar galima jūs sutrukdyti? Taip. Kuo jūs vardu? Rūta. Ir kas jūs čia esate? Delfinų trenerė. Ar galima bus su jais artimiau susipažinti? Taip. Ne tik pamatyti, bet juos ir paliesti. Mes turim pasiruošę labai daug klausimų. Padėsit mums atsakyti? Pasistengsiu. Kas tai per gyvūnas? Delfinas yra ne žuvis, jis yra žinduolis. Ir savo mažius delfiniukus maitina pienu. Taip pat kvėpuoja oru. Per specialią kvėpavimo angą, kuri yra štai čia. Kiek laiko gali išbūti delfinas po vandeniu? Gali būti apie 6 minutės. Kuo jie maitinasi? Jie valgo žuvį. Čia yra pati smulkiausia žuvis, tai yra stintenė. Paieškom, o štai čia yra didžiulė staurėdė. Kur jie miega? Delfinai nemiega. Jie tiesiog snūduriuoja vandens paviršiui ir nemiega. Jeigu jie užmigtų, taigi prigertų vandens ir nuskęstų. Aš labai norėčiau jį paglostyti, o tu? Žinoma. Nebijai? Ne. Sakykit, ar galima mums paglostyti delfiną? Taip, tik iš pat pradžių jums reikės susipažinti su juo. Tiesiog ištieskit ranką štai taip. Va. Ir dabar galite ją paglostyti. Pasisveikinti. Labas, premija. Delfinas turi 88 aštrius kūgio formos dantis.
Bet delfinas nekanda, jis yra labai geras gyvūnas ir dantis naudoja tik tai pagauti ir sučiupti žuvį. Klausykit, kas čia dabar įvyko, čia kažkas įvyko, čia kažkokia dabar, čia jie apsipyko truputėlį, kas čia įvyko? Ne, jie nori jūsų dėmesio. Jie nori jį, tai delfinai, tokie kaip ir aktoriai, labai mėgsta dėmesį. Taip. O kaip tu galvoji, kiek gali sverti didžiausias delfinas? Kokį 16 kilogramų. 16 kg, ar tai tiesa? Didžiausias delfinas sveria virš 300 kilogramų. Tai yra patinas argas. Taip pat nemažai sveria šita patelė Glorija. Labas, Glorija, aš deimantė. Na va, matai, kaip puikiai tau sekasi ir visai nebaisus tie delfinai, ne? Paklausyk, ar delfinas ką nors sakys ar ne? Jūs kalbinant Lietuvos televiziją laidą Telebimbam, kartais pažiūri Telebimbam? O kaip jums mano vedama rubrika Svajonė patinka? O gal jūs turit kokią nors svajonę, gal užpildysit anketą, ką? Įdomu, aš bandysiu atspėti jūsų svajonę, bandysiu atspėti koksai 100 kilogramų skanių žuvų, taip? Kągi, gerbiami treneriai, kadangi artėja Telebimbam 20 metų gimtadienis, gal galim padainuoti Telebimbam gimtadienio dainą, ką? O kokia yra Telebimbam gimtadienio daina? Kaip ten Deimantė Telebimbadienis? Telebimbadienis, mano gimtadienis. Telebimbadienis, širdeliai sekmadienis. Telebimbadienis, nuotaika išeiginė, dainuojam kartą, Ne paskutinį. Dabar Bravo! Nuotaika išeiginė. Dainuoju kartą, ne paskutinį. Telebimbadienis, Mano gimtadienis, telebimbadienis, širdelės sekmadienis, telebimbadienis. nuotaika išeiginė. Dainuoju kartą, ne paskutinį. Va, kokie mes džiaugsmingi, laimingi, išpildė šioje laidoje pirmąją Deimantės gražią svajonę susitikimą su delfinu. Ar patiko? Patiko tikrai, smagus gyvūnai, svarbiausia, kad ne žuvis, jie tokie protingi beveik kaip mes. Nu, brangiai, dabar noriu šiek tiek dar jūsų svajonių paskaityti, gauname jų tikrai labai daug, jos tikrai labai nuoširdžios. Na, pavyzdžiui, Paulius 10 metų iš Telšių žmogeliukas rašo, ai nežinau, man viskas patinka. Čia svajonės anketa tokia. Toliau, Reta 4 metukų iš Vilniaus rašo, labą dieną, turi labai daug svajonių. Didžiausia svajonė yra, kad tėvai nupirktų brolį. Bet neperka. Dar labai noriu skristi lėktuvu, kur dangui mirksi lemputės. Tai gal reikėtų nuskristi į Paryžių ir tada mama su tėčiu nupirktų man brolį. Va, vaikas pats išsprendė problemą, audringi plojimai. Paryžius stebuklų miestas. Paryžius stebuklų miestas, yra labai daug gerų visokių parduotuvių ir ten tikrai, manau, kad gali tokie dalykėliai atsitikti. Na, o Barbora 7 metukų iš Ukmergės rašo mums taip, aš labai norėčiau, kad pasveiktų mano močiutė, kuri sunkiai serga ir dar noriu, kad niekas nesirgtų ir būtų laimingi. Mielai, Barboros močiutytei, linkime daug sveikatytės ir šiandien noriu pristatyti mūsų gražiai pasipuošusius, labai gražiai atrodančius, nu tokius tiesiog Telebimbam burundukų trio, sakyčiau. Rapolas, Dominykas ir Pijus. O atliksime pačią švelniausią pasaulyje Telebimbam dainelę, kuri vadinasi Tilili, Tilili. Vakarą vėsų parnešė karvutę ant ragų, pasakė mū. Vakarą vėsų niekas nebenori jau išeiti iš namų. Vakarą vėsų rudenio ramumas nusileis ir išsiskleis. Didelė pieva įsiprausus miega
ir jau įskrido gandrai, kaip gerai. Saldžiai miegokit, ežero žvaigždelė su jumis pabus ilgai. Tilili, du varliukai maži, tilili, pasiklydo naktį. Tilili, kol ryto sulauks. Tilili, po laputį leisnaus. Tilili, du varliukai maži. Tilili, pasiklydo naktį. Tilili, kol ryto sulauks. Tilili, po laputį leisnaus. Tilili, po laputį leisnaus. Ačiū! Ačiū mūsų Brundukų trio iš Telebimbam. Mielai močiutytė Barboros, linkime dar kartelį sveika didės. Ir dabar su didžiausiu džiaugsmu noriu pristatyti jums mūsų laidos puslapėlį Telebimbam senovė. Ir matysite daug gražias medžiagėlės apie mūsų Telebimbam solistę Kotryną Usevičiūtę. Taigi pasižiūrėkite, kokį talentą ir grožybę turime savo kolektyve. Žiūrim. Yo. Kiek metų jau gyvenu, bet taip nebuvo sunku. Šilteles spaudžia, kilminėlius graužia. Eja. O kamanė, kai išlys, tokie užsimanys. Visą pievą išpuošiu, bitelės apdovanosiu, bet pirmasis tinklas tau. Kas čia nieko nematau? Tai mažutė šarėlė, myliu tave, boružėlė. O vakare bus lietus, kmynio sapne atsibus, žalias gražus. O vakare bus lietus, kmynio sapne atsibus, žalias gražus. Saulytė danguje, Dainelė širdyje, lik sveikas liūdesy, vėl prie to linksmai grįžti. Yo. Va. Mes vėl studijoje kukurukukukuku ir stovime štai su Kotryna. Labas rytas. Labas rytas. Ar jauku tau čia? Labai. Ar nenervino Gintas operatorius, kai 25 kartus prieš laidą paklausė, kodėl nervinėsi? Truputį. Gali dabar jam ką nori pasakyti, sakyk. Nesinervinu. Matai va. Gerai, Kotrynėlė, tau žinau dabar jau 13 metelių. Taip. Laikas ne iš lengvųjų gyvenime. Nu taip. Ar sunkiesi paauglė? Čia reikėtų mamos paklausti. Mama, ar sunki paauglė? Mama rodo taip. Va, reiškia, nesunki. Viskas gerai, nedaug sveria. Matau, tikrai lengva mergaičiukė. Mūsų aktorė, mūsų šokėja, mūsų lyrinių vaidmenų atlikėja. Iš tikrųjų noriu pagirti Kotryną. Tikrai turi labai puikų aktorės talentą, sakyk, ar savo gyvenime nebandysi siekti aukštumų aktorystės? Iš tikrųjų buvo mintis, tai pažiūrėsim, kaip bus. Oho. Nežinau. Kodėl sakai buvo? Todėl, kad buvo mintis, tikrai galvojau, kad gal vis dėlto reikėtų stoti į aktorinį. Taip. Ir pažiūrėsim, kaip bus. Jeigu neįstosi į tą aktorinę meistriškystę, sakyk, kuo tada galėtum būti? Tikrai nežinau. Tikrai nežinau. Tiesiog dabar galvojau ir... Kol kas apie tai, tik apie tai. Gerai. Sakyk, ar lengva įsikūnyti, štai pavyzdžiui, sukurti Boružėlės jaunystėje vaidmenį Telebimbamo operoje Roko Voro vestuvės?
Nežinau, iš tikrųjų labai man buvo smagu ir vaidinti ir įsijausti ir tiesiog savaime išėjo. Aš sakiau, apsigimus aktorė, audringi plojimai. Aš sakiau. Mamytė nori vieną paklausti, prašau, mamyčių paklausyti. Man labai įdomu, kiek Kotryna tau buvo metukų, kai dainavai Širdelė spaudžia, nes man atrodo, kad čia buvo prieš metus arba prieš porą, o tai jau tokia didelė. Žinokit, yra to problema ir man atrodo. Sako, oi, mes su jūsų dainomis užaugom, man prieja žmonės sako, užaugo, tai tada palaukit. Na gerai, kiek tų metelių buvo? Iš tikrųjų, manau, kad kokie 3, gal... Nu, gal 4. Gal 4. Va, tai žinokit, buvo prieš 9 metus audringi plojimai. Ačiū, Kotryna. Na kągi, o dabar siūlau trumpai atsikvėpti, pasižiūrėti reklamą ir tuoj pat sugrįžti mūsų saulėtą pavasarinę gražią spalvotą Telebimbam studiją. Vaikam ir ne vaikam. Na štai, mes vėl studijoje ir žinau, kad yra netgi 2 smagus jums žmogeliukai, kurie šiandien nori papildyti atiotkitės mūsų dėžutę. Eglė glužia laikas, o dieve paskutinį, tėtis žiauriai įvykdėm užduotį. Ir dar vienas žmogeliukas vardu. Matas. Matui irgi laikas, Matui supranti, ką čia dabar darysim. Va taip, va. O dabar, brangiai. Dar kartelį kartoju, taip pat pamatysim mūsų antrą gražią svajonę. Rašykite mums www.lrt.lt. Susiraskite mūsų Telebimbam anketą ir užpildykite savo gražią sparnuotą svajonę. O jų beje yra visokių. Štai pavyzdžiui, 15 metų Eglė iš Londono rašo. Vaikinų man reikia. Nu, galiu tik tai perskaityti, gal yra vaikinų 15 metų, kas nori Londoną važiuoti. Arba vyresni, arba jaunesni, matau visi. Kol kas pagal amžių tai netinka. Toliau. Aurimas 10 metų iš Raseinių rašo, noriu turėti nuosavą ginklą. Negaliu, Aurimai, išpildyti tavo tokios svajonės, tikrai negaliu. Na, o dar, žiūrėkite, Saulytė, 4 metukų rašo. Mes labai norim patekti į jūsų laidos filmavimą. Kiekvieną sekmadienį žiūrim jūsų laidą ir geranoriškai pavydim visiems esantiems studijoje. Būtų visai tokių, mes atsiliepimų gaunam labai daug svajonių, bet čia žmogeliukas rašo iš Norvegijos. Saulė, žinok, aš irgi tau labai, kaip tu čia parašei, geranoriškai pavydžiu, nes irgi labai norėčiau sugrįžti į Norvegiją. Jeigu tau nuo to palengvėja, tai štai taip apsikeitėme mūsų gražiamis svajonėmis. O dabar, aš niekada nebuvau Vilniuje, rašo Austėja, 7 metukų. Iš Krekenavos. Dėl to labai norėčiau su šeima jį aplankyti, pamatyti Gedimino pilį, televizijos bokštą ir kitas įdomias Vilniaus vietas. Taigi, brangieji, ekskursija po Vilnių. Klausau. Taip, pasisukau, matau, šeiminėlę labai gražią matau. Aš esu Eimutis, dėl to ir svajonė. Kuo tu vardu? Austėja. Labas, Austėja, malonu, kuo tu vardu? Martyna. Martyna. O tai ką, jūs niekada nebuvot Vilniuje? Ne. Kai tyčia, o kai beveik ir netyčia, mes esame Vilniuje. Kągi, nuostabi šeiminėlė, ar pasiruošę ekskursijai? Taip. Negirdžiu jūsų? Taip. Keliaujam! Kylam. Kaip jausmas? Gerai. Gerai. Pažiūrėk, tenais į viršų vis labai įdomiai atrodo, ar ne? Aha. Na, mergaitės, ar pasiruošusios eiti į Gedimino pilį? Taip. Taip? Žengiam žingsnį link Gedimino pilies. Taip, turbūt į tą pusę. Keliaujam, parodysiu, viską parodysiu. Pabandom pasibelt, pažiūrėsim, ar įleis mūsų, ne? Pabandom kaip senovės riteriai. Einam, pabandom. O, kokios sunkios, pabandom visi kartu. Oba. Na, panelės, kaip atrodo Vilnius iš aukštai? Baisu pačiom. Kur yra Vilniaus katedra su bokštu tokiu? Vatana. O, labai neblogai. Pabandom paskaičiuoti, kiek yra bažnyčios bokštų Vilniui. Pabandom? Aha. Žiūrėk, tenais va. 1, 2, 3, 4. Šitą nepramirškim, 5. Aha, tenais, o ten tie žali, matai, tenais tokie. Ar gražus tau Vilnius? Taip. Ar toks pats gražus kaip ir Krekenava? Krekenavo mažas miestelis tik tai. Matai tenais tokį geltoną pastatą ten? Matai? Ten gyvenu aš.
Labai garsi Vilniaus vieta. O, Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Prašom, prašom. O, Svečius. kaip įdomu. Jūs kaip tik einate pro didžiosius vartus, kur įeidavo garbingi svečiai visais laikais į šitą kiemą, į didįjį Valdovų rūmų kiemą. Tu nežinai, kas čia anksčiau gyveno? Valdovai. Valdovai. Čia gyveno Lietuvos didieji kunigaikščiai. Čia yra Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai. Seniai priešai sugriovė mūsų valdovų rūmus, mūsų didžiųjų kunigaikščių rūmus. Ir štai liko tik tai pamatai ir dalelės skliautų. Čia turėjo būti gražus mūras ir susiskliausti tokios apvalios gražios lubos. Čia žmonės gyvena jau 3000 metų, statė ant tų pačių pamatų dažnai. Griaudami senus statinius statė naujus. Tai čia mes matom kelių šimtų metų statybas. Čia yra štai labai senas mūras, plytos dėliotos. Šitas šulinys yra medinis ir iš jo gėrė žmonės prieš kokius 300 metų. Labai seniai. Bet kas svarbiausia, mes pirmi pamatėm, ar ne? Taip, Džiugu? taip. Einame Valdovų keliu pro didelės duris ir čia yra sosto salė. Čia sėdėjo 16 amžiuje, tai yra prieš kelis šimtus metų, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas, jo tėvas Žygimantas Senasis ir mes galime taip pat sudėti karūną. Prašau. Ar galiu jūs karūnuoti? Martynai, ir tau karūna. O. Tai žiūrėk, ar nori tokios karūnos. Sušalai? Va, kadangi Martynas sušalo, mes įsėdom į autobusiuką ir pasidairysim pro autobusiuko langus po Vilniaus senamiestį. Onos bažnyčia, kurią prancūzų didis karys, karvedys Napoleonas norėjo išsinešti ant delno. Ar įmanoma bažnyčią išnešti ant delno? Ne. Neįmanoma. Todėl jinai tebestovi čia Vilniui. Austėja, štai čia yra Vilniaus rotušė. Ar žinai, kas yra rotušė? Ne. Tai toksai didingas pastatas, kuriame vyksta didžiausios miesto šventės. Krekenavoje yra rotušė? Ne. Galbūt per mažas miestas, ar ne? Taip. Tai va, o pasižiūrėk. Miestelis. Miestelis. Martyna, viską matai? Į šitą pusę, Austėja, va tenais, yra Vilniaus filharmonija. Čia, žodžiu, yra salė, kurioje groja su daug įvairiausių instrumentų. O, va dabar važiuojam pro Užupį. Tai seniausias Vilniaus rajonas, kuriame dabar gyvena. Vaikam ir ne vaikam. Tradiciškai mūsų laidoje būtinai vienas žmogeliukas užmiega, vadinasi, kad čia nuotaika puikia, energetika tinkama, viskas neblogai, brangieji. Liko tik 7 savaitės iki Telebimbam smagaus, gražaus, didžiausio pasaulyje 20-mečio. Labai džiaugiuosi, labai jo laukiu. Noriu pasakyti, kad visų labai laukiu kitoje laidoje, sekmadienį, 10 val. Renkamės publiką čia. O dabar, brangieji, imkime ir prisiminkime, kaip gražiai pavasarį kvietėme mūsų dainoje. Saulė bus mūsų mama. Taip, kad dainuoja daug smagių, linksmų, gerų Telebimbam draugų ir solistų. Su jumis atsisveikinam ir Saulė bus mūsų mama. Greit pavasaris. Iki. Paklausykite, mažyliai, kaip jūs ponas voras myli, kiek sparnuotų, kiek sapynių vakar tavo laimė tyli. Man tai jis tiesiog šlykštus. Ką jūs kalbat prieš vaikus? Saulė gimė jo visų. Pasislėpk už samanų. Pasislėpk. Saulė bus mūsų mama. Saulė bus voro žmona. Saulė bus mūsų. Saulė bus voro. Saulė bus mūsų mama. Aš manau, kad ponas voras gal truputį ir per storas. Bet užtat kiek daug tinklų, kiek šilkinių verpalų. Kas iš to, kad vyras plonas,
jeigu jis visai ne ponas. Nors girdėjau savo norų, saulė negyvent su volu. Oi, negyvent su volu. Saulė bus mūsų